Šiandien yra unikali proga visiems Vilniečiam ir vietiniam apsilankyti legaliai atvertuose kiemuose, kai kuriuose namuose, į kuriuos žmonės įsileidžia susipažinti su paveldu, su vietiniu gyvenimo būdu. Čia yra labai daug daržų, sodų. Žmonės labai unikaliai, gražiai dekoruojasi savo gyvenamas erdves. Tai visą tą pamatyti, pabendrauti su vietiniais, pasiklausinėti, kaip jie čia gyvena, kaip jie jaučiasi. Čia vyksta šiandien atrestauruotų durų buto, kuriame aš gyvenu, atidarymas. Nes tos durys buvo iki tol sutrešusios ir per vasarą vykdėm restauravimo darbus ir dabar yra tos durys atidarytos ir atrestauruotos. Draugai arba šiaip, kuris žino, kur aš gyvenu, jeigu sakau, kad medinėse Šnipiškėse mediniam daly, tai aš turiu 2 klausimus, visada vienodus. Kada griaus ir kokie kaimynai? Aš atsakau, kad griaut niekada, griaus šito niekada negriaus, o kaimynai aš paklausiu, kur jūs gyvenat, sako Žirmūnas, Antakalnis, sako, arba aš sakau, o kokie jūsų kaimynai? Tai va taip aš atsakau. Aš sėdžiu prie vieno iš seniausių Šnipiškių namų, kuris bandoma atgaivinti ir padaryti čia vadinamą baubinę. Baubinė tai toks lygtai muziejus, lygtai vaikams vieta, kur jie galės pasimokyti daryti animaciją, paišyti, būti kūrybiški. Tai va tokia idėja to namo ir jis bandom jie, kaip sakant, restauruoti viską. Tai va taip ir darom, tą baubinę bandom. Šnipinukas. Ne, čia reikia ragauti, čia nėra ką pasakoti. Pijau, imsi šnipinuką. Čia yra garsos skulptūros, kurias aš pavadinau oro skalpeliais, nes už jų slypi idėja, kad aš norėjau įgarsinti tai, kas nematoma, neapčiuopiama, nepaliečiama, tai yra šiuo atveju oras. Ir savo skulptūras aš matau kaip mediumą, kuris būtent tą neapčiuopiamumą verčia kažkokią materiją. Man pilvo. Netelpa. Pilvas šneka, sako. Kusk. Kusk. Čia tikrai kaip sporto įrenginys. Toks konceptualus papuošalas. Ai, papuošalas. Šiaip vietoj lanko, sunkus būna lankas. Čia yra skirta vaistiklė, tik jinai su mažai baigiamas antras šitaip ir tada gražiai susijungia. Stengiausi apeiti ir viską bent akies krašteliu pažiūrėti. Džiugu buvo matyti, kad žmonės domisi, kad susirinko. Gal aš nelabai atpažįstu, bet kažkaip lyg ir pasigėdau tų vietinių paprastų žmonių, kad domėtųsi. Nes susirinko gal tie, kurie iš viso miesto labiau domisi apskritai. Gal išsijudins jo labiau, tai tik antras kartas. Tai po to jau patampa tradicija, tai daugiau to susidomėjimo. Šiandien Šnipiškėse išėjom į kiemą, išėjom šiek tiek paspalvinti, kas dar liko nenuspalvinta. Radom tokią vietelę, susidarėm su kaimynais, gražiai, ne savivališkai. Ir kol dar vyks procesas to pačio piešinio, tai dar ir duodam pasibandyti patiems žmonėms kažką. Šiaip visai fainai ateina žmonės, tai visai kažkaip noriu, kad jie įsijungtų, nepabijotų.
Uždėsim postą, uždėsim efektą, ne? Šnipiškiečiams palinkėčiau daugiau atvirumo, daugiau megzti dialogą ne tik su išorė, tai yra ne tik su kitais rajonais, savivaldybė, verslais, bet ir megzti dialogą tarpusavyje. Gyvena tikrai nuostabūs, ypatingi žmonės. Tai nepasikuklinkit, kalbėkit, rodykit savo vertę, nes medinukai tuo turbūt ir įdomus, kad čia toks kontrastas, tokia didžiulė įvairovė. Tai norisi sakyti, klestėkit ir gyvuokit.